Štai kaip sumaniau apsaugoti pomidorus nuo kenkėjų, tiksliau šliužų ir sraigių. Nes užeinu šiandieną, žiūriu vienas pomidoriukas mano štai toks. Ne fainiai. Tai štai, labai paprastai, gal kažkur jau buvau ir matęs, nežinau. Išpjoviau tiesiog 5 litrą bambalio tokį žudelį. Apdėjau pomidorus. Štai ir apibarščiau aplinkui paprasčiausia druska. Manau, turėtų padėti. Ir išgelbėti pomidorus. Šitas pomidoras truputį didesnis, tai radau kitą bambalį. Sutalpinau kažkaip. Tai va. Kiekvieną kartą užėjus pamatai štai tokius, sakant, apgraužtus lapus, tiek žalos pridaryta, stengiasi pusę dienos, kasi, sodini, o šie ateina ir nuėda per vieną naktį. Tai va, bet irgi kiekvieną kartą prisimenu. Jie iš esmės tai nekalti dėl to, kad jie graužia. Jie tokie sutverti, jų tokia yra prigimtis. Kaip ir negali pykti ant liūto, kuris ėda kitus gyvūnus, ar užpuola žmonės, ar ryklio, ar kito. Jų tiesiog tokia prigimtis, jie tokie yra. Vat. Tai tiek trumpai. Ir dar toliau pratęsiu tą pačią mintį apie būtent buvimą ten, kur esi ir tada, kada esi. Čia iš karto įprasta žmogaus reakcija. Pykti, piktintis, įvairiausios emocijos kyla, nepasitenkinimas ir panašiai. Bet iš esmės, va tame ir yra esmė kiekvieną akimirką stebėti save. Stebėti ir suvokti. Tarkim, šitie patys šliužai, jie nieko asmeniškai prieš tave neturi. Jie nekeršyja, jie neturi kažkokio tai pykčio ar kito kažkokio tai piktų kėslų. Ne, jie tiesiog ėda tuos augalus, kadangi jiems reikia maisto, jiems reikia išgyventi. Tai va, žmogus labai mėgsta sutapatinti visą aplinką su savim. Lygiai taip pat kaip pats su tuo susitapatina. Susitapatina su savo protu, savo kūnu, su savo emocijom. Tai va tiek dar trumpai pridėti norėjau. Dėkoju.